Anksčiau Seimo priimti saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, kuriais griežtai reglamentuojama visų elektrinių mikrojudumų priemonių, ypatingai tokių kaip elektriniai paspirtukai, riedžiai, nors ir siekia didinti saugumą, tačiau sukūrė tam tikrų nepatogumų, ypatingai tiems žmonėms, kurie naudojasi šitomis priemonėmis ne kaip pramogą, o kaip būtinybę judėti. Tai liečia ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, tai liečia žmonės, kurie turi judėjimo sunkumų, kurie dėl naujų taisyklių tokias mikrojudumo priemonės yra priversti per pėsčiųjų perėjas prasistumti. Tai ne tai, kad nepatogu, tai yra praktiškai fiziškai neįmanoma. Ypač kalbant apie asmenis, kurie turi judėjimo sunkumų. Tokios priemonės svoris yra apie 100 kg. Šiuo pasiūlymu siūlau leisti elektrinių mikrojudumo priemonių išskyrus elektrinio paspirtuko, elektrinės riedlentės, elektrinio balansinio vienračio riedžio vairuotojams važiuoti per pėsčiųjų perėjas neviršijant 6 km/h greitį. Turbūt reikia nuvykti sekmadienį į mišias ir pamatyti, kiek tokių mikrojudumo priemonių yra prie kiekvienos bažnyčios. Ir žmonės kiti net sunkiai išlipa ir net iš jų mišias kartais stebi. Tikrai teko tai matyti pačiam. Ir labai geras pastebėjimas, į bažnyčią leidžiame važiuoti, bet per pėsčiųjų perėjas mes neleisim važiuoti arba neleidžiam važiuoti. Tai atrodo toks keistas dalykas ir iš tikrųjų šitas projektas su pataisimais, techniniais pataisimais tikrai klausimą išspręstų. O viso saugumo dalykai, apsižvalgyti, įsitikinti, kad net važiuoja automobilis galioja visiems, tiek pėstiesiems, tiek neįgaliųjų vežimėliams, tiek šitoms priemonėms galiotų. Judrioj gatvėje, į sankryžą važiuojanti tokia transporto priemonė važiuojanti maksimaliu greičiu 20 km/h greičiu, kurie yra saugiau. Ar toje sankryžoje, kur yra didžiulis eismas, ar pėsčiųjų perėje įsitikinusi, kad net važiuoja automobilis arba kad automobilis sustoja ir jį praleidžia. Sugriežtinęs Seimas visų paspirtukų, riedžių ir kitų transporto priemonių naudojimą, nepagalvoja, įtraukiam ir šitas. Šiandien galimybė yra pradėti procedūrą, kad ta išimtis atsirastų.